Sveikučiai! Šiandien gaminu plėšytą kiaulieną iš kiaulienos mentės dviem skirtingais būdais, tiksliau dviem skirtingais prietaisais. Vienas variantas yra kamado, o kitas dujinis grilis. Man labiau patinka plėšytą kiaulieną daryti iš sprandinės, bet šį kartą turiu du mentės gabalus. Ieškojau, kad būtų riebalo. Mėsą sausai pamarinuoju druska, pipirais, česnakais, granuliuotais ir čili dribsniais iš vakaro. Priklausomai nuo to, kokio dydžio tas mėsos gabalas, galima marinuoti ir ilgiau. Kuo ilgiau marinuoja, tuo labiau mėsa prasisūdo ir tuo yra mėsa minkštesnė ir geresnis skonis. Šį kartą man teko tokie iškaulinti mėsos gabalai, kurie turi tiesiog daug tokių plyšių, tai marinavimo labai ilgo nereikia. Tik kitą dieną bandau šiek tiek tuos mėsgalius aptvarkyti, tai yra aprišu juos virvele, nes jeigu to nepadaryčiau, tai tiesiog labai mėsa išdžiūtų. Ir tai nėra sudėtinga, tiesiog reikėtų keliose vietose aprišti, kaip galima, kad vienodesnis tas mėsos gabalas būtų. Jeigu darote iš sprandinės gabalo, tai to aprišimo tikrai nereikia, nes mėsa būna taisyklingos formos. Prieš kepant dar apibarstau šiek tiek barbekių prieskoniais. Galima dėti tuos pačius druską, pipirus, česnakus, jų tiesiog reikėtų daugiau dėti, arba, kaip aš šiuo atveju, tiesiog papildomai dar pridedu kitų prieskonių. Tai dėkit tokius, kurie jums patiems labiausiai tinka. Abu gabalus mėsos kepiau tuo pačiu metu, bet parodysiu pirmiausia kamado, o paskui dujinį grilių. Kuriu kepsninę ir rūkinsiu mėsą ant netiesioginės kaitros, naudodamas deflektorių ir dar specialų tokį prietaisą, apie kurį papasakosiu. Rūkinimui dedu alksnio medienos pagaliuką tiesiogiai į anglis ir ant dujinio griliaus naudosiu to paties alksnio tik drožlės, kad būtų visiškai vienodos sąlygos. Naudoju tokį specialų prietaisą, kurį turi mano kepsninė, tai yra vadinamas low rolleris. Iš esmės jisai atlieka tokią papildomą funkciją, kad nuima dalį kaitros ir padidina cirkuliaciją dūmų atseit, bet galima lygiai taip pat pasiekti tą patį rezultatą, naudojant ir du tiesiog deflektorius. Tai nekartą esu rodęs savo video ir čia irgi trumpai parodysiu, ką turėjau omeny. Bet visa esmė yra, kad neduoti kaitros iš apačios, kad kuo mažiau mėsa gautų jos, nes tokio dalyko kaip plėšyta kiauliena gaminimas užtrunka labai ilgai, tai jeigu bus didelė kaitra, tai tiesiog prisvils apačia. Aš dedu mėsą į dar neįkaitusią visiškai kepsninę, bet temperatūra, kuri yra man reikalinga, yra nedaugiau kaip 150 laipsnių Celsijaus, bet jeigu dedat anglis, kurios nėra labai tikro kietmedžio tokios sunkios ir neturi papildomo kvapo, tai galite uždėti mėsą ir anksčiau, kad pasirūkintų. Vienos tokios medienos kaladėlės užtenka maždaug 30 minučių, 40 minučių maždaug ir aš šį kartą dėjau dvi tokias kaladėlės. Galima tiesiog padaryti arba vienas variantas, tai yra kaip aš šiuo atveju uždėti tiesiog papildomai tą kaladėlę tiesiog į anglis iš viršaus, arba galima dėti po apačią. Tai yra medienos pagaliukus dėti į tą semtuvėlį, kuris yra skirtas pelenams išvalyti. Na ir toliau stengiuosi palaikyti temperatūrą, kuri nebūtų didesnė negu 150 laipsnių Celsijaus. Pradinio etapo paskirtis yra tiesiog parūkinti tą mėsą, o paskui troškinsiu ją indelėje su folija. Paprastai tas pirmas etapas rūkinimo užtrunka kokią valandą, maksimum turbūt 2, kol mėsa pasiekia apie 70 laipsnių temperatūrą. Bet man šiuo atveju užteko ir 60, daugiau aš jos rūkinti nebenoriu, nes pakankamai gerai prirūkinta ir taip jau yra. Nuėmus mėsą galima dėti ją tiesiog į foliją, bet yra man atsitikę ir taip, kad buvau pradūręs tą foliją, bematuodamas po to visos temperatūrą, tai paskutaruoju metu naudoju tiesiog tokius metalinius indelius, kas yra labai patogu. Dar dedu sviesto, tai sviesto galit dėti, galit nedėti. Priklausomai nuo to, kiek jūsų mėsa turi to riebalo, dar reikia irgi žiūrėti, bet jeigu mažiau riebalo yra pačioj mėsoj, tai dažniausiai skonio tikrai nepagadina. O toliau dar pridedu papildomai šiek tiek anglių ir dedu vieną deflektorių su grotelėm. Toliau jau nebesvarbu, jeigu ten tie anglis papildomai švieži ir skleidžia nemalonų kvapą per foliją, jisai vis tiek neįsigars. Ir toliau stengiuosi palaikyti temperatūrą, kuri būtų apie 150 laipsnių Celsijaus. Šito etapo tikslas yra pasiekti, kad mėsa taptų minkšta. Temperatūra turėtų būti virš 92 laipsnių, 94-96, bet svarbu yra matuoti tiesiog tą mėsos minkštumą, tai tiesiog įbedant arba termometrą, arba kažkokį kitą aštrų daiktą, iešmą kažkokį,
ir jisai turi būti lengvai labai įsmeigiamas į tą mėsą. Tokiu atveju mėsa jau bus paruošta. Kadangi mano mėsos gabalas nebuvo labai storas, tai užtruko dar maždaug apie 4,5 valandos. Tiesiog jau nuimu tada, kai mėsa pasidaro minkšta. Nuėmus mėsą dar reikėtų ją palaikyti ilgiau, geriausia dar ir valandą arba dar kelias valandas, bet aš šiuo atveju tiek laiko neturėjau, nes labai norėjau valgyti. Tai nuėmiau, šiek tiek palaukiau kokį gerą pusvalandį ir galima jau tą mėsą plėšyti ir tuo pačiu metu iškeps ir kitas mėsos gabalas ir bus įdomu labai palyginti, kuri yra kokio skonio ir kuris yra geresnis variantas. Kaip matote iš pačios spalvos, tos mėsos jinai tikrai yra gerai prirūkinta, tai netgi galbūt šiek tiek yra per daug intensyvus tas rūkytas skonis, bet pastovėjus jisai šiek tiek praeina. Na ir kaip jau minėjau, tuo pačiu metu tokią mėsą rūkinu ir ant dujinio griliaus. O rūkinu ją naudodamas medienos drožlės, tai šiuo atveju yra alksnio drožlės ir tokią papildomą triubą perforuotą naudoju, į kurią tiesiog įdedamos drožlės. Jinai yra padegama, užpučiama ir tada skleidžia tuos dūmus, kol mėsa tiesiog šyla tam dujinėme griliuje. Norint išrūkinti dujinėme griliuje mėsą tokiu pačiu principu kaip kamado, tai yra žemoj temperatūroje, reikėtų naudoti kažkokį deflektorių. Ir aš naudoju picos akmenį, tiesiog dar dedu tokį paaukštinimą groteles papildomai, dedu picos akmenį ir tada mėsą dėsiu ant viršutinių grotelių, kad jinai kuo mažiau irgi kaistų iš apačios. Ir principas yra tas pats kaip kamado. Temperatūrą stengsiuosi palaikyti irgi, kuri būtų iki 150 laipsnių Celsijaus, nedaugiau, bet pakankamai įmantrus tas dujinis grilius yra, jeigu yra šiek tiek vėjas, tai yra daug plyšių ir ta temperatūra šiek tiek svyruoja daugiau, nes kamadas yra visiškai uždaras, o šiuo atveju reikia atidžiau prižiūrėti. Aš naudoju arba vieną, arba du, arba net kartais ir 3 degiklius įjungiu, bet ant labai mažos kaitros. Dujinio griliaus privalumas yra tai, kad temperatūra greičiau nukrenta negu kamade. Tai viską darau identiškai, šalia kepa mėsa irgi kamada, beveik vienu metu jos pasiekia tą pačią temperatūrą ir irgi taip pat lygiai apverčiu, pridedu dar papildomai tų drožlių antrą kartą, nes baigėsi irgi jos pakankamai greitai ir laukiu, kol temperatūra pasieks apie 60 laipsnių irgi, kad būtų visiškai vienodi du variantai. Ir kaip matot, man puikiai pavyko tai padaryti, tai vienos mėsos temperatūra yra 59 laipsniai, kitos 60 laipsnių Celsijaus. Tai irgi tuo pačiu metu nuimu mėsą ir dėsiu ją taip pat į indelį metalinį ir apvyniosiu foliją, toliau troškinsiu, kol jinai pasidarys minkšta. Jeigu pastebėjo, tai dujinėme griliuje rūkinta mėsa yra šiek tiek šviesesnė ir kvapas jos yra toksai labiau subtilus, labiau primena šalto rūkymo. Tai nors naudojau tą patį alksnį, tik skirtingą formą, vis tiek šiek tiek skirsis. Ir dujinėme griliuje iš esmės irgi darau tą patį, tai yra matuoju ir mėsos temperatūrą ir kai jinai artėja ten prie 90 laipsnių ar daugiau, bandau patikrinti jos minkštumą. Ir svarbu, kad ta mėsa būtų lengvai praduriama, pasidarytų minkšta. Nors abiem atvejais stengiuosi palaikyti panašią temperatūrą, bet kamade šiek tiek greičiau ta mėsa sušilo ir pasidarė minkšta nei kad dujiniam griliuje. Irgi priklauso ne tik nuo temperatūros ir nuo laiko, bet priklauso ir nuo pačio mėsos gabalo. Tai skirtumas tarp vieno ir kito maždaug apie pusvalandį gavosi. Tai ką pastebiu iš karto, tai yra tai, kad kvapas yra šiek tiek skirtingas iš kamado ir iš dujinio griliaus rūkinant su medienos drožlėmis. Tai tas dujinio griliaus kvapas yra šiek tiek subtilesnis. Pažiūrėsim, kaip viduj mėsa prasirūkino. Viduje pasižiūrėjus į mėsą, nežiūrint tos išorinės spalvos ir gero tiesiog prikepimo irgi labai atrodo neblogai, bet jeigu pažiūrėti į pačią mėsą, tai dūmai yra prasiskverbę gerokai mažiau, nors kvapas yra malonesnis, bet jis yra netoks intensyvus. Tai tokia pirma mintis, kad jeigu mėgstat mažiau rūkytą kvapą, tai galima rūkinti su drožlėmis, netgi tam pačiam kamade galima rūkyti naudojant dėžutę su drožlėmis, bus švelnesnis skonis. Jeigu naudosit medienos pagaliukus, bus šiek tiek intensyvesnis, bet abu variantai yra labai neblogi. Net sunku yra išsirinkti, kuris yra geresnis, nes ten, kur rūkinta kamadė, yra tikrai intensyvesnis tas skonis, bet jis toksai yra sunkesnis.
Ten, kur yra rūkinta dujiniam griliuje, mėsa yra tikrai švelnesnio skonio ir mažiau rūkinta. Tai savaime aišku, kad geriausias variantas yra tiesiog jas abi sumaišyti į vieną. Valgyti tokią plėšytą kiaulieną geriausia yra su kažkokiom bandelėm. Tai aš šiuo atveju naudoju tokias specifines bandeles, šiek tiek, kurios turi cinamono skonį ir labai tinka prie kiaulienos. O kadangi pati mėsa yra pakankamai riebi, tai dar naudoju tokį padažą, kurį pasidarau ir burgeriams. Tai yra kečupas, garstyčios, majonezas šiek tiek, siračia ir dedu šiek tiek laimo arba acto. Na ir dar prie tokios mėsos labai tinka kažkokie rauginti arba marinuoti agurkai, arba marinuoti jalapenai ar kažkoks kitas rūgštus dalykas. Kodėl reikia tos rūgšties, tai pakankamai riebi ta mėsa. Aš šiuo atveju dar pridėjau sviesto, tai reikėjo gal jo šiek tiek mažiau dėti, užteko to riebalo ir iš pačios mėsos, bet su padažu ir su agurkėliais tikrai labai geras derinys. O jeigu pasidaro tokios kiaulienos per daug, tai jinai labai neblogai laikosi šaldiklyje. Abu variantai geri, ypač jeigu jie kartu. Skanaus ir iki kito karto. Kaip matėte, gamindamas kamadą, tą plėšytą kiaulieną naudojau tokį specialų prietaisą, vadinamą slow rollerį, bet tikrai nebūtina jo turėti ir tikrai ne visos kepsninės jį turi, yra unikalus kamado joy dalykas ir vietoj to galima tiesiog naudoti du deflektorius. Principas yra tas pats, kad kuo mažiau kaitros pasiektų iš apačios mėsą ir labai gerai veikia. Reikia tiesiog turėti antrą deflektorių komplektą ir tada jau galima dėti groteles, galima dėti dar nulašėjimo indą ant tų grotelių. Jeigu turit kažkokį paaukštinimą, dar geresnis rezultatas. Tikrai puikiai veikia. Ypač, kai reikia kažką ilgai rūkinti žemoj temperatūroje.